Sveikas merginos! Ne per seniausiai sudarinėjau tokį sąrašiuką filmukų, kuriuos ateityje norėčiau jums sukurti. Ir atėjo į galvą mintis apie mėgstamiausių rubriką. Kažkaip jaučiausi, kad senokai filmavau tokį dalyką. Ir nuėjus į savo kanalą pamačiau, kad paskutinį kartą mėgstamiausias aš filmavau praėjusių metų vasarą. Kitaip tariant, beveik prieš metus. Tai gal kaip ir laikas pakalbėti apie tuos dalykus, kągi Inga mėgsta, ištikimai naudoja kiekvieną dieną, o produktui tik pasibaigusi bėga į parduotuvę ir perka naują. Turint omeny, kaip seniai paskutinį kartą buvo mėgstamiausių filmukas, šiandien čia nusprendžiau įtraukti ir tuos produktus, kuriuos galėjote matyti mano ankstesniuose mėgstamiausių filmukuose, vien tik tais dėl tos priežasties, kad noriu parodyti, kad nepaisant to, kad prabėgom beveik metai laiko, aš vis dar juos dievinu, naudoju ir man jų per šitą laiką niekas nepakeitė. Arba esate mano kanale naujokas, nenorite knaisiotis po senienas, bet jums yra aktualu, ką šiai dienai kosmetikos maniakė Inga priskiria prie savo mėgstamiausių. Ir pradėti šiandien noriu be didelių įžangų ir būtent nuo tos dalies, kuri yra man artimiausiai širdžiai, tai yra dekoratyvinė kosmetika. Ir aš tikrai žinau, kad keletą produktų jūs galėjote jau matyti mano ankstesniuose filmukuose, apie kuriuos aš ten tiesiog leipau kaip kie faini, kokie tobuli ir ten, žodžiu, suprantate, apie ką aš kalbu. Tačiau netgi trumpai aš negaliu nepaminėti savo Melchior akių šešėlių paletės, kuri ir šiai dienai yra, tobulybė. Mano gyvenimo tobulybė, aš jai vis dar neturiu jokių priekaištų ir tik tais planuoju, kaip didinti savo Melchior akių šešėlių kolekciją. O prie šių šešėlių prisijungia tai, kam pagaliau radau laiko atsisėsti, išmėginti ir įsimylėti. Aš kalbu apie Kat Von D Shade and Light akių šešėlių paletę. Ši paletė gali tikrai įgyvendinti bet kokias jūsų svajonės. Jinai yra tobula, kaip sklaidosi, kaip spalvos laikosi. Net jeigu mėgstate išskirtinius, ryškesnius akių makiažus, šit paletė jums irgi labai patiktų, nes joje galima pasidaryti tobulą kontūrą ekstravagantiškam akių makiažui. Vienintelis šios paletės trūkumas būtų jos kaina. Jinai lygtais kainuoja apie $45. Kas ją padaro tokią kaip ir investiciją, dėl ko reikėtų pagalvoti, ar tikrai tą produktą išnaudotumėm 100% ir tie pinigėliai mums atsipirktų. Bet kokiu atveju aš nuoširdžiai džiaugiuosi savo investiciją ir kad nusprendžiau vis dėlto ją pirkti, nors nemažai svarsčiau dėl to. O kiti mano mėgstamiausi yra štai šitoje metalinėje paletėje, kurią vis bandau atlankstyti ir tikiuosi jums labai jinai neblizgina. O iš šios paletės aš jums noriu papasakoti apie štai šitų 3 spalvų eilutę, kas yra Anastasia Beverly Hills kontūravimo spalvos, kurias nugvelbiau Beauty By po 5 eurus už kiekvieną, kaip įprastai jos kainuoja 20 eurų. Ir žinot, ką galiu pasakyti? Jos yra tobulas, jos yra tokios minkštos, taip lengvai sklaidosi ir taip gražiai atrodo ant veido, kad jos yra vertas netgi tų 20 eurų. Pačios spalvos yra labai pigmentuotos, kreminės, ant veido sklaidosi tobulai. Vienintelis šių kontūravimo spalvų trūkumas būtų tai, kad iš tikrųjų yra nedėkingas spalvų pasirinkimas, nes visos spalvos yra daugiau tokios pritaikytos kaip ir įdegusiai odai, tamsesnio atspalvio odai, o mums lietuvaitėms, ypač jeigu žiemą, tai aš abejoju, ar šios kompanijos kontūravimo spalvose mes išsirinktumėm savo tinkamą spalvą, nes jos daugumoje atveju yra iš tikrųjų šiltos. Dar truputėlį pakalbėkime apie profesionalią kosmetiką, nes aš jūs noriu parodyti ir papasakoti apie Atelier Paris maskuoklių paletę. Savo kanale stengiuosi susilaikyti nuo profesionalams skirtos kosmetikos, tačiau būtent apie šią mane privertė pakalbėti naujausiai išleistas Maybelline ir L'Oreal maskuoklių paletės, nes iš tikrųjų, žinokit, nei viena iš jų net per tiek neprilygsta šitai, nes tai yra profesionalus dalykas, jos efektas ir, tai tikrai yra rimtas dalykas ir, negali kažkoks parduotuvinis produktas lygiuotis su profesionalia kosmetika. Ir būtent išskirtinis bruožas, ar ne, kaip galite atskirti, ar maskuoklių paletė iš tikrųjų yra gera ir kokybiška, tai iš to, kad turite paimti spalvą, ant visiškai švaraus veido užsimaskuoti savo probleminę vietą ir viskas turi susilieti gražiai.
Nes būtent šito efekto man ir trūksta iš Maybelline, iš L'Oreal, iš tų kitų maskuoklių, kurie yra parduotuvėse, nes jeigu ten užsimaskuosi vieną spuogelį, tai matysis plėmas. Ir man taip yra buvę su visais parduotuviniais maskuokliais, išskyrus su šitais. Jeigu man ar ne kažkur išdygsta spuogelis, raudonis yra, tai su šitą paletę aš galiu užmaskuoti tiesiog būtent tą konkrečią vietą ir eiti savais reikalais. Taigi dar vienas nerealus kosmetikos produktas, kurį aš iš tikrųjų irgi priskirčiau prie būtinų investicijų, jeigu jūsų tikslas yra gražus ir nepriekaištingas makiažas. Tačiau tik nepagalvokite taip, kad mano akimis būtent tose mūsų parduotuvėse nieko gero, nes tikrai taip nėra. Ir naujausias mano mėgstamiausias iš parduotuvės būtų L'Oreal Brow Artist Plumper. Ir tai yra antakių gelis, pavadinkime taip, su spalva, kuris nudažo plaukelius ir juos užtvirtina, kad jie būtų būtent taip, kaip jūs juos susišukavote. Ir šis antakių gelis man labai patinka ne tik tais dėl savo stiprios fiksacijos plaukeliams, bet ir lengvai pašviesina mano antakių plaukų spalvą tam, kad jie ne taip stipriai kontrastuotų su mano šviesintais plaukais. Toliau trumpai noriu paminėti produktą, kurį jau esu minėjusi savo praėjusių metų mėgstamiausiuose ir jisai vis dar yra čia, mano mėgstamiausiuose. Tai būtų Ecoceros ryžių biri pudra, kurią iš tikrųjų aš jau žinokit dabar galvojau, kad jau būsiu plius minus ir bei išnaudojant, jau pradėjau sukti galvą, kurios kompanijos reikėtų ryžių pudrą išmėginti dar, nes šitą labai patiko, įdomu ir kitų lygiai taip pat patiktų, na žodžiu, visokių tokių minčių daug galvoje. Ir pasiėmu pincetą, atkeliu tą sietelį ir pasižiūriu, kad aš jos dar tik vos pusę išnaudojau. Tai supratau, kad mano ryžių pudros kitų kompanijų testavimai dar truputėlį nusikelia, nes šitas produktas yra belenkaip geras ir aš tikrai neketinu pirkti nieko kito, kol dar turiu šito. Nežinau, kad jeigu nusipirksit, vis tiek nebūtinai naudosiu. Dar vienas produktas besivelkantis iš praeities, kuris irgi yra vis dar naudojamas kiekvieną dieną, būtų Maybelline tattoo šešėliai, kuriuos galima turėti 1, 2, 3, 4, 5 visus, priklausomai nuo to, kokių spalvų makiažus dažniausiai kuriate, bet bent jau šituos du spalvomis Creme de Rose 91 ir iš tikrųjų čia odos kolekcija pas mane 80 spalva Creamy Beige. Manau, yra pravartu turėti, nes tai yra vienas šviesesnis, kitas tamsesnis šešėlius, kurie yra, na, nerealūs akių šešėlių pagrindai. Patys tobuliausi, patys prieinamiausi, už pačią geriausią kainą. Tai yra puikus kokybiškas produktas, kuris atlieka darbą ne ką prasčiau negu mano profesionalios priemonės. Ai, beje, nepaminėjau. Šiandien aš čia esu pasidažiusi Kat Von D palete ir dar taip pat ant mano akių yra kitas mano mėgstamiausias, į kurį aš vis žiūrėjau, galvojau, ai, čia nežinau, ar nešiausiu, ar man reikia, gal palauksiu akcijos. Žodžiu, vieną dieną tiesiog nuėjau, nusipirkau ir galvoju, ką čia prilauksiu su tom akcijom, ne? Ir aš kalbu apie šiuo metu ant mano akių esančias priklijuojamas dirbtinės blakstienos, kurios yra iš The Vintage Cosmetic Company ir stilius yra Kitty. Aš žinau, kad šiuo metu iš tikrųjų pakankamai nemažai dirbtinių blakstienų, turiu gal kokias 10 porų, bet yra mano dažniausiai naudojamas, mano pačios mėgstamiausios, kurios bet kokį akių makiažą padaro pačiu įspūdingiausiu, nežinau kaip pasakyti, bet žodžiu, man jos prie visko visaip. Ir šitos jau iš tikrųjų baigia taip susidėvėti nuo dažno naudojimo, reiktų nusipirkti kitas. Ir aš tikrai nelauksiu akcijos, o tiesiog nusipirksiu kitas, nes per akcijas, tai žinokit, bijau, kad nebegausiu, nes jūs žinosit jau, kad yra labai geros blakstienos. Na, o dar kalbant apie blakstienas, būtinai turiu paminėti kai ką, ko mane užkrėtė L'Orealis su savo tais Red Carpet tušais, kur vienam gale ta balta košytė, kitam gale paprastas tušas. Nes iš tikrųjų aš nebegaliu dažyti savo blakstienų be tos baltos košytės. Ir, na, tiesiog viskas atrodo taip blogai be jos. Tai tapo mano kažkokia keista asmeninė priklausomybė, nes ta balta košytė yra privaloma ir taškas. Ir iš tikrųjų aš turiu labai daug tušų be tos košytės ir nenoriu jų palikti užmaršty ir nenaudoti jų. Todėl tam, kad galėčiau juos įdarbinti, man reikėjo truputėlį pasiieškoti, kurgi galėčiau įsigyti vien tik tais tą baltą košytę. Ir savoje radau FM Group, jie turi štai tokį, išimsiu gal, tokią priemonę, kur iš vienos pusės yra ta balta košytė, iš kitos pusės yra antakių gelis. Antakių gelį aš kaip ir nelabai naudoju, na, bet ta košytė yra mano kiekvienos dienos palydovas
Iš tikrųjų, tarp skirtingų košyčių ar L'Orealio ar šitos aš didelio skirtumo nejaučiu, nes tiesiog balta košytė, kuri yra privaloma kiekvienai dienai. Toliau norėčiau trumpai pakalbėti apie produktus lūpoms, nes čia turiu keletą variantų, daiktų, nedaiktų, nežinau kaip pasakyti, nes tai yra vienas ir tas pats produktas, tiesiog daug jo spalvų. Kaip kad pavyzdžiui, štai šitie Melchior lūpų pieštukai, kurie yra iš tikrųjų labai minkšti, labai gerai laikosi ir tokie patogūs naudoti, kad net negaliu jums paaiškinti gerai. Pats pirmasis mano išmėgintas jų lūpų pieštukas buvo spalvoje brown, nes rudenį buvo labai užsidegusi tai rudų lūpų manijai ir niekaip mūsų parduotuvėse negalėjau rasti gero rudo atspalvio lūpų pieštuko. Yra du Melchiorė. Dar vienas puikus šio pieštuko bruožas, kad jisai kainuoja tik 4,5 €. Todėl, kai čia neseniai buvo Melchioras Kaune, aš nuėjau ir nusipirkau tuo metu jų turėtas visas lūpų pieštukų spalvas. Ir būtent šios pieštukus aš naudoju kiekvieną dieną. Kol kas turiu 3 spalvas. Likusios, kurių neturiu, yra ryškia oranžinė, kurią aš nesidažau, ir niudinė tokia, nežinau, per šviesi man ar kas ten kad nesirinkau, nežinau, bet žodžiu esmė, tai yra šitie 3 pagrindiniai lūpų pieštukai, prie kurių aš prisiderinu savo bet kokį lūpdažį, kaip kad pavyzdžiui rudo atspalvio, raudono atspalvio ir neutralūs atspalviai, kurie man yra tie vadinami malvų arba purvinos rožės atspalviai. Super pieštukai, ir jeigu susigundysite užsisakyti Melchior akių šešėlius, tai būtinai ir iš šituos atkreipkite dėmesį, nes jie yra puikus. Na, o kita lūpų priemonė būtų mano Colourpop stikai, ir iš tikrųjų, jeigu matėte mano Amerikos pirkinius paskutiniuosius, tai aš pirkausi Colourpop stikus, satin finisho, skysčius lūpų dažus ir matė. Tai nei tų nelabai galiu nešioti, mane beprotiškai džiovino lūpas ir tokie nepatogus, kad, na, satin dar matė, tai iš viso kryžių aš ant jų padėjus ir, na žodžiu, įspūdžiai tokie, kad nuoširdžiai nešiojami yra beveik kiekvieną dieną būtent Colourpop stikai, kurie yra minkšti, matiniai, kreminiai, lengvai tepasi, kuo puikiausiai laikosi, nors jie ir nėra priskiriami ilgai išliekančių lūpdažių kategorijai. Taip, jie su maistu kažkiek tais nusivalgo, apsiblunka, bet blunka gražiai ir, na, aš iš tikrųjų esu labai patenkinta spalvų pigmentacija, išsilaikymu ir panašiai. Ir jeigu dar kada nors užsisakinėčiau ką nors iš Colourpop lūpų srities, tai tik lipistikų žiūrėčiau ir tik tais juos, jokių ten tų daugiau skystų lūpdažių, kažkaip abejoju. Šiuo metu tai tikrai nenusiteikus mėginti. Tai va, tiek buvo dekoratyvinės kosmetikos ir labai trumpai norėčiau papasakoti jums apie savo mėgstamiausius produktus odos priežiūroje, nes manau, odos priežiūra yra tikrai svarbesnė dalis negu makiažas, tiesiog taip išėjo, kad makiažas yra man mielesnė sritis. Kaip tikriausiai žinote, Irma ir mane užkrėtė meilę štai šitam Noreva Matidiane veido kremui, kurį tikrai labai ilgai naudojau. Tikrai neturiu jam jokios kritikos išsakyti. O bet tačiau, paskutinį kartą, kada man šitas kremas baigėsi, nes jis yra tuščias, nuėjau vaistinę, norėdama įsigyti, jo nebuvo. Tiesiog visi šitie kremai per Irmą, įtariu, yra taip išpirkti, kad jų yra tiesiog neįmanoma gauti. Ir konsultantė vaistinė, Eurovaistinė, man pasiūlė būtent štai šį SFR Sevilla Clear, kurį jinai irgi apibūdino, kad labai fainas ir padeda sporom, ir matizuoja, ir reguliuoja riebalų išsiskyrimą ir panašiai. Na, sakė, pamėginkit, tikrai turėtų patikti. Ir žinokit, nuo pat pirmų naudojimo kartų, kas yra iš tikrųjų labai retai, kad taip atrodo, wow, pamatyčiau kažkokį poveikį, bet su šituo kremu iš po pirmų bandymų aš jaučiu tą poveikį, kaip jisai tinkamai veikia mano veido odą, ir iš tikrųjų ir tos raudonas dėmės kiek pablyško ir reguliuojasi, ir tie virimai taip slopsta. Na, nežinau, aš esu sužavėta ir tai tikrai šiuo metu yra mano pats naujausias, mėgstamiausias, be kurio aš neįsivaizduoju savo veido priežiūros rutinos, ir netgi man pačiai dabar yra labai smalsu grįžti atgal į vaistinę ir pažiūrėti, ką jie dar turi šitoje linijoje, nes veido kremas šitas tai tikrai mane papirko, ir dabar, kai pabandžiau jį, aš nesu tikra dar, kad nors grįšiu prie Norevos.
nes man atrodo šitas yra geriau. Taip, kremai yra kremas, bet dar labai yra svarbu ir tinkamai nusiprausti. Tai veido prausimo aš visą laiką naudoju 2 prausiklius, beje, jokių micelinių vandenų, ten drėgnių servetėlių panašiai aš nemėgstu, tai yra ne man, aš veidą tik tais prausiu. Taigi, turiu 2 prausiklius, iš kurių vienas, pats pirmas yra Pelenkoks. Kas papuolė per ranką, tiesiog tam, kad nusiplauti tą pagrindinį tokį makiažo sluoksnį. Ir tada jau giluminis toks labai kruopštus prausimasis būna man su štai šitomis Noreva putomis, gelių, putojančių gelių, kuris tikrai jaučiu, kad labai odą išvalo gerai, jinai būna labai švari, gaivi, bet jos ir neišsausina. Šis prausimosi gelis yra skirtas mišriai, riebiai veido odai, bet pats nuostabiausias dalykas man apie jį yra tai, kad jisai, na, taip, tam tikrai puikiai nuprausia ir visą kitą, bet jo taupumas, tai jūs nepatikėsite, aš jo dar turiu kažkur štai tiek nuo praėjusios vasaros ir aš manau, kad visas šitas buteliukas yra metams laiko, kas yra wow, ir jo reikia tokio, žirniuko. Jeigu labai nori ten, kad labai stipriai užsiputotų veidas, tai pupos dydžio lašą ir švara ir gaivumas yra garantuota. Taigi dar vienas produktas, į kurį verta investuoti, nes jo kokybė ir tarnavimo laikas bus labai ilgas. Taigi sakyčiau, tai yra dar vienas produktas, į kurį verta investuoti, nes jisai puikiai atlieka savo darbą ir jo tikrai labai ilgam užteks, taigi jūs pajusite, kai jūsite investiciją, tikrai atsiperka. Toliau noriu pakalbėti apie veido kaukes, nes jeigu sekate mane Snapchat'e, jeigu ne, tai turėtumėt, aš dėl jūsų stengiuosi ten būti gerokai aktyvesnė. Tai aš šiuo metu esu ant tokios bangos veido kaukių, netgi dar didesnės bangos vienkartinių veido kaukių. Todėl vos kiekvieną dieną aš naudoju kažkokią tais veido kaukę. Tačiau nepaisant to, kokį didelį kiekį jų šiai dienai esu išbandžiusi, aš turiu savo 2 mėgstamiausias, kurias, kai neapsisprendžiu, kurią rinktis ir kurią užsidėti, tai visą laiką riduosi šitas. Ir tai būtų Origins Out of Trouble 10 minučių gelbėjimosi kaukė, kur man ir odą paskeistina, ir padrėkina, ir tas poras, nežinau, man jinai tiesiog tobulai veikia. Aš net nežinau, ką jinai padaro su mano veidu, bet jisai atrodo gražesnis po jos. Ir kaip matote, jinai yra man į pabaigą, tai tik jai pasibaigus. Aš tikrai bėgsiu pirkti naujos, nes neįsivaizduoju savo grožio procedūrų be šios veido kaukės. O kita veido kaukė būtų iš tų vadinamų sheet mask. Ir Snapchat'e minėjau, bet tada neparodžiau, nes tingėjau knistis per šiukšles. Bet dabar jums visiems rodau, kad būtent štai šita yra mano pati mėgstamiausia sheet veido kaukė. Ji yra su hialurono rūgštimi ir kietagrūdžiu. Ši veido kaukė yra iš Litomo kompanijos ir tikriausiai iš tos kompanijos visas jau šitą sheet mask esu išbandžiusi. Šitai yra mano favoritas numeris 1, galima sakyti, jų beveik šitas vienas teperku iš šios kompanijos. Ir jo, super kaukės baigėsi šitą, pirksiu naujų. Taigi kitas mano mėgstamiausias, kurį aš įsivaizduoju vargiai jūs atspėtumėt, nes jūs tikrai kiekvienam video manęs su juo nematote, tai būtų štai šitie plaukai, kuriais aš esu pakerėta, sužavėta, ar man atrodo tik į darbą aš nesu su jais, nes darbe yra patogiau su trumpais, bet visais kitais atvejais, tiek įdomu į parduotuvę, tiek netgi vaikštama po namus, maždaug 50% laiko aš būnu juos susisegusi. Ar be abejo visą laiką filmuodama filmukus. Na, kitaip tariant, aš tikrai mėgaujuosi tą galimybę ir to pojūčiu turėti ilgus plaukus, apie ką svajojau taip ilgai, iš tikrųjų, labai ilgai svajojau. Ir šį kartą nesitęsiu labai į detalės apie šitos plaukus, nes iš tikrųjų noriu jums sukurti atskirą filmuką ir apie juos pakalbėti detaliau, apie tai, kokius rinkausi, iš kur, kiek, kokio tipo, apie pliusus, apie trūkumus, apie spalvas ir panašiai. Tad laukite, mano plaukų filmukas bus jau tikrai neužilgo. Na, o pats paskutinis mano mėgstamiausias, kurį dar būtinai noriu paminėti, tai žinokit, aš esu vienas iš tų žmonių, kuriam vasara yra viskas ir vasara yra mano pats mėgstamiausias dalykas, kas man asocijuojasi su laisvalaikiu lauke, geru oru, gražiais drabužiais, nes mes jau daugiau kažkaip taip, žinot, žiema gal ir okei, bet žiemą mes visi būna tokie, žinai, apsikarstę tais drabužiais, tokia susikausti, o vasara atrodo, pagaliau, laisvė. Laisvė ta, kad gali iššokti marškinėlius, šortus ir lėkti pro duris susitikti su draugais.
Ir žinau, kad šiemet jau kažkaip vis dar šalta ir kur ta saulė, ta šiluma ir neateina, tai galvojau, jeigu jums pasakysiu, kaip aš labai myliu vasarą, gal jinai greičiau ateis. Na, o tam, kad ta vasara ateitų greičiau, be abejo, belieka jai ruoštis, apsipirkinėti. Ir aš jau pradėjau kaupti kremus nuo saulės, vaikščioti į soliariumą, ruošti odą saulės procedūroms ir be abejo apsipirkinėti drabužius. O su tais drabužiais žinom, kaip būna. Kartais labai gerai pataikai, kartais galvoju, kodėl, ką aš sau galvojau ir panašiai. Tačiau šį kartą aš jaučiuosi, kad sugebėjau išsirinkti tikrai labai gerus perliukus, kuriais be abejo tuoj pat su jumis pasidalinsiu. Na ir pabaigai tikriausiai net reikia sakyti, kad tai dar vienas mano pats mėgstamiausias dalykas, toksai mažas ryžas, plaukuotis, belekaip užknisantis, bet tuo pačiu ir pats fainiausias padaras, kurio į nieką neiškeisčiau. Ir žinote, koks yra geriausias indėlis šuns namuose, dėl to, kad namai labai švarūs, nes jos pastoviai reikia tvarkyti ir vargiai priaugate svorio, nes šuns iškrovimas užima nemažai laiko ir pasivaikščiojimo lauke. O kalbant apie lauką, kadangi Kela jų įlindo į kadrą, tai yra akivaizdu, kad jinai prašosi išvedama, tad nepykit, turiu atsisveikinti, vesti šunį į lauką, o jūs tikiuosi pamatyti savo kitame filmuke. Tad iki greito, mes su Kelyte sakom ate.